Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Karo metu naktis istoriškai buvo kareivio sąjungininkė, padedanti slėptis ar infiltruotis į priešo pozicijas ir karas Ukrainoje nebuvo išimtis. Tačiau konfliktas perėjo į fazę, kurioje tamsa nebeužtikrina didesnio saugumo, o senosios maskavimosi taisyklės yra griaunamos naujų technologijų. Ankstesnių naktinių taktikų veiksmingumas ypač išryškėjo per Bachmuto apgultį antraisiais karo metais, kai Rusijos pėstininkai stipriai rėmėsi tamsa judėjimui. Nedidelės šturmo grupės slinko šliauždamos, kartais atvirais laukais, naudodamos šviesos stoką rizikai būti pastebėtiems sumažinti. Nors judėjimas buvo lėtas, jiems pavykdavo priartėti prie Ukrainos pozicijų nepastebėtiems, padedant apkasams ir aplinkiniam reljefui. Patys apkasai kareivių nepaslėpdavo, kartu su sugriautais pastatais ir siaurais Augmenijos ruožais jie naktį susiliedavo į vieną nelygų paviršių, todėl buvo sunku atskirti šliaužiančią figūrą nuo aplinkos formų. Praktikoje tai sukūrė laisvą šešėlių takų tinklą, kuriuo Rusijos pėstininkai galėjo judėti daug mažesnę riziką nei dieną. Šių taktikų veiksmingumas buvo tiesiogiai susijęs su tuo metu buvusiais Ukrainos stebėjimo apribojimais. Nors Ukraina turėjo dronų, jų tiekimas negalėjo užtikrinti nuolatinės viso sektoriaus stebėsenos, o dauguma neturėjo termovizorių. Neturėdami termovizorių, dronai naktį rėmėsi mėnulio šviesa, dirbtiniu apšvietimu arba spėliojimu esant prastam matomumui. Dėl to atsirado spragų situacijos suvokime, kurias Rusijos pėstininkai išnaudojo judėdami pakankamai lėtai, kad nesukeltų triukšmo ar matomų pėdsakų ir išsisklaidydami, kad sumažintų aptikimo tikimybę. Pamažu situacija pasikeitė. Dabar Ukraina turi žymiai daugiau dronų, iš kurių daugelis aprūpinti termovizorinėmis kameromis. Termovizija aptinka šilumos skirtumus, o ne šviesos, todėl net visiškoje tamsoje nejudantis kareivis vis tiek sukuria aiškų, sekamą šilumos pėdsaką vėsesnėme fone. Šioms sistemoms tapus įprastomis, Ukrainos operatoriai galėjo nuolat stebėti fronto liniją, nelaukdami signalinių raketų ar mėnulio šviesos, aptikdami pėstininkų ir technikos šilumos pėdsakus. Dėl to Rusijos daliniai, kurie anksčiau rėmėsi tamsa, kad paslėptų savo priartėjimą, dabar susiduria su tokiu pat atvirumu vidurnaktį kaip ir vidurdienį. Atsakydamos į tai, Rusijos pajėgos prisitaikė, pereidamos nuo naktinio prie oro sąlygų pagrįsto maskavimo. Kovos prie Pokrovsko ir Novopavlivkos buvo puikus šio perėjimo pavyzdys. Rusijos kariai pasinaudojo rūku, žemais debesimis ir lietumi, kad paslėptų savo judėjimą, ir jiems tai iš dalies pavyko. Dėl to pėstininkų grupės dar labiau sumažėjo, kartais iki vieno kareivio, kuris juda vienas, kad jo termovizorinį pėdsaką būtų sunkiau aptikti ir sumažėtų aukų skaičius, jei po aptikimo smogtų dronas. Taip pat bandoma improvizuoti maskavimą, pranešimuose aprašoma, kaip kai kurie Rusijos kariai apsigaubė šiukšlių maišais, kad iškraipytų savo termovizorinį kontūrą, arba naudoja skėčius, kad iš viršaus paslėptų savo siluetą. Šie prisitaikymai rodo, kad išvengti aptikimo tapo pagrindiniu pėstininkų operacijų iššūkiu, o blogi orai tapo itin svarbus šiam tikslui. Oras visada apsunkindavo aptikimą, tačiau dabar jo vaidmuo dar labiau išryškėjo, nes naktis nebesuteikia patikimo maskavimo. Rūkas, žemė debesys ir krituliai mažina termovizorinį kontrastą ir trumpina dronų veikimo nuotolį, todėl Rusijos pajėgos vis dažniau naudojasi tokiomis sąlygomis, kad priartėtų prie Ukrainos pozicijų. Ukrainos daliniai testuoja aukštos raiškos termovizorius ir trumpųjų bangų infraraudonųjų spindulių kameras, kad pagerintų veikimą rūke ir drėgmėje, tačiau šios pastangos dar tik pradiniame etape. Kol kas oras išlieka vienu iš nedaugelio veiksnių, galinčių sutrikdyti stebėjimą. Apskritai, naktinio maskavimo praradimas atima iš Rusijos pajėgų patikimą pranašumą jų infiltravimosi taktikoje, priversdamas jas pasikliauti mažiau pastoviomis oro sąlygomis. Oras vis dar trukdo aptikimui taip, kaip technologijos negali visiškai išspręsti, tačiau Ukrainos pastangos stabilizuoti termovizorių veikimą rūke ir drėgmėje rodo, kad net ir ši paskutinė apsauga yra spaudžiama. Tai leidžia manyti, kad maskavimas vis mažiau priklausys nuo tamsos ar oro, o vis labiau nuo to, kuri pusė sugebės savo naudai valdyti elektromagnetinę ir šiluminę aplinką.